Taigi, labą dienukę, šiandien mes žaidžiame vėl Minecraftą, antrą seriją ir šiandien mes, kaip matot, nesam savo įsikurtoj bazėj, tai keliausim labai toli. Aišku, įsik nesugalvojau to daryti, pakeliaudamas galvojau lįsim į keivus šiame serveryje, bet nusprendžiau, galvoju, davai, padarom, nukeliaujam 10 000 blokų. O grįžtai bus ką veikti. Grįšiu, manau, už kadro, nerodysiu kaip grįžtu. Tai, manau, tenai 10 000 blokų pasistatysim vėliavą ar kažką panašaus, kad susižymėtume ribą, kad buvome ten. Tai dabar jo biškį prisikertam medžio. Seplingų susirenkam, nes neturime eglių medžių, o šitų tikrai prireiks. Susirinksim daug rūšių medžių, kiek rasim. Nes noriu kuo įvairiau turėti, kuo gražiau pastatyti ir kad jums patiktų. Uogų prisikertam bus kaip dekoracijai, nes žiauriai gerai atrodo ir plius valgis nenusenkamas, mažai duoda, bet gerai. Žiūrėkit, radau lokio urvą, koks didelis, tik lokio tai nematau, tai jo. Tai dabar keliaujam, nežinau kokią pusę mes 10 000 blokų keliausim, bet žiūrėsim kaip gausis. Oi, kiek zombių, gal nelendam. Pala, what? Medis skraido. Nice. Šitas tekstur pekas keistas, nes iš šono raudonos gėlės, iš tikrųjų čia raudonos gėlės, bet iš arti mėlynos gėlės, tai keistas tekstur pekas keistas, bet man patinka, tai žaidžiu ant jo. Pagaliau radom pirmą mūsų šitam serverį village'ą ir žiūrėsim, pala, čia arti link namų, tai reikės parsivesti, nes jie čia, bulvių turi, matau. Tai reikės parsivesti juos ir treidint. Turi oboleko daug ir visokio dar šlamšto. Ką jūs šie treideriai darot, nesuprantu pas villagerius, bet, šitas pirmą kartą namuką matau. Pirmą kartą, o gal ne, nežinau, neatsimenu, bet įdomiai. Ir čia daugiau bulvių ir jo, pasikertam biškį. Žiūrėkit, kaip emeraldai atrodo, įdomiai. Neimsiu daug vietos, dar tikrai reikės man, tai paliksim. Gausim tų emeraldų, dar šieno prisikertam, nes neturim, auginam, bet neturim šieno, tai dabar prireiks tikrai. Neįsivaizduoju kokią pusę bėgti 10 000 blokų, nes, tik reikės parbėgti tiesiai, norėčiau parbėgti, o ne šono į vieną 10 000 blokų ir kitą 10 000 blokų, tai jo. Mes jau taip aukštai, kad net sniego čia yra, tai dabar, manau, bėgsim į minusą. Įdomiau bus, minus 10 000 blokų nubėgsim, įdomiai, ne? Radom antrą kaimelį, kaip man čia sekasi šiandien ir galvoju, jei mes keliavom dabar 10 000 blokų, tai galvoju, kai turėsime litrą, tai reikėtų pieško mobiliu nukeliauti 100 000 blokų ir grįžti su litrą, nebent pro pragarą, tai būtų geras challenge'as šitą Minecraft serverį, įdomu būtų. Grifinamės viso, duokit. Kalnučiai, lipam į kalnus, negaliu apeit, nenoriu grįžti atgal, dar plus 10 000 blokų, tai jo. Ką jūs čia žuvėdros darot, tai komentuojam, laikinam, ar sunku? Pakomentuokit, tai nėra sunku, tai nekainuoja, tai ne. Pasižiūrėkit šitą vietą, aš jau persikraustyt noriu. Sakyčiau, teks mums varyt pro vandenį, nes čia aplinkeliais vaikščiot nelabai noriu. Dabar plaukiam, tikiuosi ilgai neplauksim, rasim salą, nes noriu daug kažko atrast, nes vandenyje ką mes atrasim, laivą tik tai, o laivų mažai čia. Gerai, radom savaną, dabar reikės pasirinkti seplingų ir keliauti į kalnus, labai didelius kalnus. Bandau aplinkeliais eit, bet čia baisuliniai kalnai, dar tokių nematęs, čia toks atnaujinimas, ar kaip čia nesuprantu, čia vos vanduo matosi, tai nežinau, kur man keliaut, nes kalnai, aš tingiu lipti juos, paskui leidinėtis, biškį irono radom, manau čia ant kalno dar bus biškį irono, tai biškį pasimaininsim, tai pagreitysiu viską. Tai turim 3 stekus irono, dar biškį čia radom, tai dabar einam, keliaujam, užteks, čia normaliai, aš galvoju mažai čia bus irono, bet oh my god, kaulo tai čia belekiek. Vėl plaukiam, tai dabar, plauksim, kiek plauksim, reikėtų kelpą pasiimt, bet paskui grįžtant.
Kažkas apvertė laivą, ne ta pusė, ne taip prisiparkavo biškinu, bet būna tų vairuotojų, piratų ar ko ten bebūtų. Tai va, tai dabar pažiūrėsim, ar čestuose yra kažkas, o čia čestų, man atrodo, nėra net. Ai, gal nėra, nes neina jų paversti čestų, tai neina Minecrafto logika. Nu, kuris iš kaimiečių čia prisiparkavo tą laivą, ne taip, kuris? O, turi balną ir kelnes mes turim. Apšvarinam dar vieną kaimelį, tai dabar keliaujam, dar liko pusė kelio, pusė didelio kelio. Radom dar maišelį, tai dabar turėsim daug vietos, tai labai gerai. Pusė inventoriaus sudėjau į maišelį, jau pilnas, dar telpa, oh my god. Manau, paplauksiu, bus greičiau, tie skaičiukai labai greit judės ir taip, ir opa, džiunglės, gerai turėsim džiunglio medžio, turim dabar labai daug medžio rūšių, tai galėsim daug idėjų pasistatyti, vairiausių medžių, taip toliau. Papūgų tai neketinu prisiaukinti, tikrai ne, jau tikrai žino dėl ko, bet tikrai ne. Turim abūzų, abūzų, taip būzų turim. Ir dar pasimam bambūzų ir mambūzų. Bambūzų, nežinau ką tai reiškia. Nekreipkite dėmesio, nesąmonę šneku dabar aš čia. Užtrukau, kol gavau saplingus, kiek ten, 4, man atrodo, šitų. A few moments later. Džiunglių, kaip aš jau užmiršti galėjau, nes ką tik buvau. Nauja sala, naujas medis, nauji saplingai, vemsiu tuoj. Pagalvojus nukeliauti yra viena, bet grįžt kur kas kita. Gerai, šmikiai, labanaktis, susitiksim kitoj dienoj. Nu va, labas rytas, dabar vėl plaukiam ir mes tik plaukiam. Įdomu, kiek mes čia salų priplaukinėsim, labai įdomu, suskaičiuokit, parašykit į chatą, kiek salų radom. Portalą radom visai neblogai, tikiuosi bus geras šlamštas, nes be reikalo būsiu čia varęs. O, naujas dalykas, ne naujas, bet pirmą kartą randu prie portalo, tai nežinau ar įmanoma. Tai reikia žiūrėti, ką galima su juo daryti. Kažką apytiksliai žinau, bet kažką su kompasu, man atrodo. Portalas neužbaigtas, nu tai keliaujam. Be keliaudami sutikom priešus, tai dabar reikia žiūrėti, kas viršuj, ar nebus verta čia mirti dėl to šlamšto. Dar vieno šlamšto, čia visur šlamštas. Kaip man dabar jo čia pereit, manau, reikia kastis į viršų, jei manęs nenušaus. Čiūvas jau manęs laukia, tai dabar jis nešaudo, man atrodo, kai priartėsiu, tai kai šaus vieną, tai dabar reikia atsargiai kažkaip varyti, manau, bandom dėti ir eit atsargiai. Šausi? Aš šausi. Nu, šausi, o, šaudo, reikia greičiau. O, ai, biškį per greitai, nu, pala. Nu, o, gerai dabar. Oi, negaliu dabar taip statyti. Nu, trauks. O, viskas, ateinu čia. Nu, viskas. Ateik čia. Nenukris, nu, ateik čia. Nu, kur tu. Ai, žodžiu, aš, nu, ateik tu čia. Va, dėl tokio lūto tai tikrai rizikuočiau savo visą gyvybę. Gerai, mažai liko keliauti, tai dabar, manau, greit nukeliausim tenai ir viskas bus. Iššūkis įvykdytas. Mission complete. Radom dar vieną kaimelį, kurį aišku apgryfinom ir toliau gryfinom ir dar šiek tiek gryfinom. Ir išplaukėm, tai buvo mūsų paskutinė sala, o toliau matysite. Tuoj pasieksim mūsų šiandienos iššūkį ir turim viskas. Šiandien pasiekėm 10 000 blokų iššūkį. Nu, minus 10 000 blokų iššūkį survival serijose, Minecraft serijose. Nu tai viskas, čia negaliu pastatyti jo nieko, tai tikrai nekeliausiu toliau, kad rašiau kažką, tai čia ir atsisveikysiu, tai ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvo GG Blue ir ate.